Sveiki žiūrovai. O, kokia kamera purvina. Sveiki žiūrovai. Jeigu jūs matot šitą video, reiškia aš nusprendžiau, kad Baku, ar kaip čia vietiniai vadina Baki, video man netilpo į vieną ir apie kelionę, galbūt daugiau apie patį miestą Baku, gal apie pačią, nežinau, principą, kaip čia viskas veikia. Dar žinau, kad turiu paskelbti nugalėtojus ir pakviesti Liepos mėnesį su manim nemokamų pietų ir verslo konsultacijai keli žmonės. Tai noriu pakviesti vienus iš YouTube kanalo, kitus iš Pagal Jurgį Proaktyvus Facebooko socialinio tinklo. Tai, žodžiu, šiandien yra daug ką parodyti. Dabar aš sveikinuosi su jumis iš mano balkono. Kas žiūrėjo video prieš tai matė, kad gyvenu visiškai centre, labai paprastam viešbutėlį. Jau po truputį deduosi savo daiktus, nes turėčiau vykti į oro uostą. Jeigu skrendant su Turkišu, ten nėra išankstinio čekino, arba mum nėra išankstinio čekino, nes yra vizos ir kiti dalykai, tai būtinai nuvykit anksčiau, nes jau kelintą kartą iš eilės man su Turkišku gaunasi taip, kad aš atlekiu, bandau čekinintis oro uostę, sako, no, nėra vietų, eikit laukit. Ir tada sėdi ant nervų, lauki, nes bilietų yra visada parduota daugiau negu yra vietų. Tai jeigu nori to išvengti, nuvykit anksčiau, nusičekininkit ir leiskit laiką oro uoste. O ypač Baku, ar kaip jie vadina Baki oro uostas, yra wow, marmuras ir kiti dalykai, bet jūs dar visą tai pamatysit, nes aš tenai vyksiu. Tai bandau susikrauti kostiumus, kurių čia visiškai nereikėjo. Labai šiltas oras. Geriausia, jeigu vykstat verslo reikalais, tai vykti, reiškia, kelnės, kokios nors juodos jie mėgsta ir tada balti marškiniai. Labai vertina. Aš 2 dienas buvau, vieną balti, kitą dryžuoti marškiniai, viskas sumesta, atsiprašau, tuo susidedu, bet kostiumas, su kuriuo atskridau, nes skridau čia iš Rygos ir turėjau ten verslo susitikimą, liko kaboti spintoj, nes tiesiog yra per karštą. Viskas, kraunuosi daiktus ir turiu skubėti. Palieku šitą nuostabų mažytį kambarį, bet tikrai pačiam Baku centre. Tai šitas kambarys kainuoja 56 eurus už parą, bet man teko imti 3 paras. Nes mano skrydis, aš atskridau čia iš Rygos, buvo toks, kad aš atskridau tik tai 2 valandą nakties. Kol atidavė lagaminus, labai ilgai neatiduoda, nes atidarinėja ir žiūri matyti, kas yra viduj. Buvo visų lagaminai, atrakintos tos spynos ir lagaminų laukiu 1,5 valandos. Pasiėmus man lagaminus, sikvietus taksi iš oro uosto tikrai nėra brangus, aš sumokėjau už biznis, tai yra važiavau komfortiškam, kiniškam visureigį elektriniam, tai aš sumokėjau 12 eurų, važiuot maždaug buvo 40 minučių. Tai tikrai sakyčiau, kad taksi čia yra tikrai pigus ir tikrai gerai apsimoka, bet aš į kambarį atėjau tik 4 nakties, bet aš už tą parą jau mokėjau, buvau užsisakęs iš anksto, tai reiškia, jisai man veikia nuo 2 dienos, tai reiškia 1 para, tada pernakvojau į vakar dieną, 2 para ir šiandien 3 para. Nors aš Baku esu viso labo tik tai 2 dienas. Taip viskas. Ate šitam kambariukui. Lekiam į miestą. Tai va, čia Austin Hotel toksai, kur iš balkoniuko filmavau. Tai jis yra jų prekybos aikštė, kaip aš suprantu, tokioj. Tikrai komfortas ir pinigai, man atrodo, atitinka vietą, nes mano pirmas susitikimas buvo senoviniam pastate su Trasekos organizacija, nes aš čia atvykau dėl paralelinio kelio, dėl sankcijų, dėl ribojimų, dėl automobilių nevažiavimo, dėl žmonių strategijos, kai kurie nenori, kad jų prekės važiuotų per Rusiją, bijo, kad atims, konfiskuos, žinot, kaip badas prasideda, tai gal jau prasidėjo badas, nežinau, kaip pusėj. Tai yra daug įmonių, kur kuria va tą paralelinį kelią, reiškia, keliasi jie iš Kazakstano į Kaspijos jūrą, keliasi būtent į Azerbaidžaną. Tai dėl to aš čia būdamas 2 cielas dienas buvau 3 miestuose. Aleate, Sain, man atrodo, kaip vadinasi miestas, ir Baku ar Baki, kaip jie čia vadinasi. Tai mano tikslas buvo sužinoti, suprasti, išsiaiškinti, kaip organizuoti transporto koridorius per šitą pusę. Dėl to pirmas susitikimas buvo su Traseka, tai yra Europos Sąjungos įkurta organizacija 2016 metais, kurios pagrindinis tikslas sukurti paralelinį kelią. Tai reiškia, jie investuoja į infrastruktūrą, į logistiką ir kitus dalykus, kas man yra aktualu. Dabar pabandysiu surasti kažką tai, ką galėčiau parvežti į ofisą savo artimiesiems, kažkokiu tai suvenyrų. Tarp kitko, vakar grįžus 12, ar net atskridus 4 valandą ryto ir ieškant viešbučio, mačiau, kad krautuvės dirba. Tai spėju, kad jie dėl karščio ryte nedirba, nes dabar tikrai jau karšta, labai karšta. Jie ryte nedirba, bet dirba vakarais, ilgai vakarais. Bet vakarais jėgų neturi žmogus. Aš tikrai šitas dienas intensyviai dirbau ir tikrai nebuvo jėgų, todėl nieko dar nenupirkau. Aišku, visą laiką yra sprendimas oro uostas, vis tik norisi kažko tai tokio,
čia, kas bebūtų. Tuo labiau, kad aš išėjau 10 minučių anksčiau negu planą, tai iki taksi iškeitimo turiu dar 10 gerų minučių. Nors turiu su taksi irgi planą, apie kurį tuoj pamatysit. Tai dabar pabandau pasižiūrėti, bet čia tikrai labai graži alėja, daug turistų ir iš tikrųjų čia keliauja. Nu, nežinau, čia tas kvapas, čia taip kaip Italija, Ispanija, kokybė tokia kvepia. Nu, ta prasme, nėra labai egiptietiškai ar turkiškai, sakyčiau. Sakyčiau tikrai, bent jau šita miesto dalis man labai patiko. Nors ir 9 ryto, bet kavinės veikia jau, bet parduotuvėlės, kad ir baklava radau, uždarytas ir nėra darbo laiko užrašyti. Tai matyt, kada nori, tada ateina. Bet šiaip, jeigu jūs įsivaizduojat, kad Baku, aš viso Azerbaidžano negaliu pakomentuoti, galiu šiek tiek pakomentuoti, kur važiavau nuo oro uosto iki miesto, bet tai buvo naktis, tada kur važiavau nuo miesto iki jūrų uosto, tada dar į tą kitą miestą, kur mano draugas, partneris, kuris čia man padėjęs, turi savo japonų kalbos mokyklą, važiavom. Tai labai aplinkui ta tokia teritorija, iš tikrųjų apleista, tokie akmenys, kažkas išgraužta, išgriauta, atrodo. Sakau, čia pas jūs griuvėsiai? Ne, sakau, čia pas mus, nu, žodžiu, kasinėjimai atliekami. Kas tie kasinėjimai, kodėl jie taip atliekami? Bet čia tai viskas taip, visur plytelės, visur tas plyteles valo taip, kaip pas mus prekybos centrą. Nu va, kavinių, visokių daug tikrai. Tik tai dar vienas labai svarbus dalykas su kavinėm. Vakar pasikviečiau vakare savo partnerius, tai reiškia tą savo Nidžatą draugą, kuris čia mane vežiojo ir darė ekskursijas. Tada jo partnerį Japoną, su kuriuo jis turi tą japonų kalbų mokyklą. Tarp kitko turi daugumoje miestų ir sekasi labai neblogai, nes žmonės iš Azerbaidžano nori važiuoti į Japoniją, o kad Japonijoje įsidarbinti reikia mokėti labai gerai kalbą. Žodžiu, jų tam, kur ofise buvom, tai 23 ar 25 mokymo vietos yra. 2 kartus per dieną vyksta pamokos ir jos visos buvo užsėstos. Tai merginos, vaikinai, žiūrėjau, kas nori išvažiuoti į Japoniją dirbti ar mokytis, net nežinau, eina pas juos ir mokosi. Tai pakviečiau juos vakare, sakau, važiuojam, parvešit mane ir sakau, tai kad už tai, kad vežat, tai aš sakau, jūs kviečiu į restoraną, nueikim, pasėdėkim. Vakare ir nuėjom, restoraną pasėdėjom, nieko mes ypatingo neužsisakėm, bet vis tiek buvo sąskaita. Ir sakau, aš noriu atsiskaityti kortelę. Kaip pas jūs kortelę galima atsiskaityti? Jo, galima, bet mergina duoda savo kortelės numerį ir sako, tai tu man įmesk per kortelę. Aš suprantu, kad matyt, tokiu būdu restoranai taupo dėl tų aparatų mokesčių, galbūt net ir pajamas kažkiek tai slepia, matyt, tokiu būdu. Bet žiūrėjau, neapsigaukite. Čia atsiskaitimas kortelė tikrai veikia, tikrai yra vietų, kur gali, bet daugumoje vietų jie prašo, kad jūs pervestumėt jiem į kortelę. Mums iš Revoluto į tą kortelę pervesti nepavyksta, todėl mums reikia turėti cash toje vietoje, kur jie neleidžia atsiskaityti su tuo bankiniu aparatu. Viskas, aš tų parduotuvių čia nerasiu. Einu, kviečiu taksi, pabandykim padaryti kokią ekskursiją per taksi langą. Taksi yra Boltas, dažniausiai Priusai yra, bet tu išsikvietau programėliai. Viskas kaip mum įprasta. Karšta. You speak English? I don't speak English. Russian? Russian, yes. Можете сделать короткую экскурсию? Я 2 дня пробыл, ничего не видел. Баку? Ну? Неинтересно, да, вообще? Интересно? Ну, покажи что-нибудь красивого по дороге в аэропорт. Центр города Баку. Белые здания, видишь, справа. Да? Президент, ну, окей. То есть там были в старом городе, а здесь какой-то новый, да? Типа такой. Баку-Сити. Mažą ekskursiją padarėm ir iš viešbučio parašė, kad aš palikau savo Remarkable. Tabletą turiu tokį elektroninę užrašų knygutį. Ir dabar galvoju, ką dar esu ten dar palikę, žinai, nes kažkaip neramu. Praeitam skrydį lėktuve palikau savo laptopą. Teko organizuoti ten per visus galus, kad man jį atiduotų, bet atidavė. Atskridau čia su laptopu. Dabar išeinant man atnešė piniginę raktus. Buvau palikęs tiesiog spintoje. Seifas neveikia spintoje. Kur dabar šitą Remarkable buvau palikęs? Neįsivaizduoju. Susakė pas mane kuprinė įdėtas, bet matyt, kad man būtų lengvesnė kuprinė vaikščioti. Čia aš išsiėmiau, net neprisimenu. Tiek nuovargis daro savo. Dabar varau į viršų ir paimsiu.
Nu, va, šitas daiktas kainuoja beveik 500 eurų. Ir aš jį naudoju kasdien savo darbe, tai minčių tiek prirašyti. Būtų blogai jo netekti. Tai o tokie dalykai dedasi, kai Jurgis skuba. Štrafą balšiai. Viskas į oro uostą ėjau. Dabar filmuoti jau nebegalėsiu, tai susidedu kamerą ir einu pro apsaugą. Tai važiuokit dėmesį. Aš iš čia parvažiuodamas mokėjau 12 eurų, nu revoliutas taip rodo. O į čia dabar aš padaręs ekskursiją, grįžęs iš pusiaukelės atgal į viešbutį pasimti savo Remarkable. Aš realiai sumokėjau 10 eurų. Fantastika, fantastika. Ir dar bičių palikau 2 eurus arbatpinigių. Tai žodžiu džiaugiuosi, bet neuždelskit niekada, ypač su turkišu. Ir jeigu jums negalima pasidaryti check-in online, dėl vizos, dėl kitų dalykų, tai liekit kuo anksčiau, nes yra tikimybė, kad jūs tiesiog neišskrisit. Aišku, jeigu jūs niekur neskubat ir turit laiko, tai čia gal galimybė. Nes paskutinį kartą, kai man pritrūko vietos lėktuve, aš stovėjau eilėj ir laukiau papildomų tų vietų, tai vaikščiojo tas žmogus ir siūlė po 400 eurų ir viešbutį, ir šatlą, kad liktų žmogus tam mieste. Tai gal 400 eurų. Jeigu tu niekur neskubi, gal ir visai gerai. O aš skubu pas žmoną, pas vaikus, pas šunis savo. Namo noriu pailsėti, atsigauti, mano liežuvis jau pinasi. Tai dabar praeinam visas apsaugas, einam, išrinksim nugalėtojus, su kuriais eisim nemokamų pietų ir konsultacijų. Kreivai čia jie mane žiūri, kai aš su tą kamerą kažką darau. Tai ir dabar peliukas paspaudžia ir laimėtoja ekspertą. Šiaip iš tikrųjų bus labai įdomu, ar jisai atsišauks, nes jisai žmogus challenge'ino mane, ten rašo visokius dalykus, įdomu, ar jisai norės pasirodyti, bet, nu ką, sąžiningai burtai, 702 komentarai, atmetėm dublikatus, reiškia, išrinkom ekspertą. Jo komentaras. Jurgi, nepainiok vadovo ir savininko vaidmenų. Koks produktas pelningas nedomina savininko, tai tiesioginė vadovo funkcija. Jo, žodžiu, čia žmogus žino viską ir komentuoja, bet pas mus laimėti turi tik komentaras noriu. Šitas komentaras mums netinka. Reiškia, mes viską pradėsim iš naujo. Ekspertą canceliuojam. Nein, mano boardingas prasideda. Sorry, hebra. Darysim kažkur kitam oro uostui. Stambulo oro uostui labai daug dalykų palikau. Turiu įkelti sekmadienio verslo laidą. Nežinau, ar žiūrit, bet aš jau kurį laiką pakeičiau formatą ir dalinuosi, man labai atrodo svarbiom naujienom iš verslo aktualijų Lietuvoje. Tada šiek tiek įdedu savo ir ką labai vertinu, tai jūsų klausimus, į kuriuos aš kartu su kolegė Ieva bandom atsakyti, patarti, padėti. Manau, kad vieniem tai yra atsakymas į jiem rūpimą opę problemą, o kitiem tai yra galimybė įsikvėpti, rasti atsakymų, kad jie galėtų kažką tai tokio naujo ir gero padaryti, kad būtų rytoj geresni negu šiandien. Tai daug dar turiu dalykų padaryti, bet, nu, mat, kažkaip, žinai, ta galva lėtai veikia, praleidžiu, darau tokias elementarias klaidas, bet boardingas pas mus prasidėjęs, reikia skristi. Nu ką, gale, šalia tualetų visai, nu, žodžiu, dublis numeris 2. Roland D. Richardson. Sveikinu nugalėtoją, print screeninu, kad išsaugotų viską. Ir ką, nu, rašysiu dabar komentaruose, dabar mokysiu su Facebook'u tą patį padaryti. Su Facebook'u pasirodo dar lengviau. Žiūrėkit, 30 unikų, įdedam, startas. Nu, užskaitykime, ne? Noriu yra. Ir Rimvidas. Nu, sveikinu, Rimvidai. Tai visiems šitiem žmonėm parašysiu. Dabar print screeninu, kad irgi išsisaugotų, neužsimirštų. Ir jau vynioju staliuką, nes tu ateisi pradės pykti. Nežinau, kokia atrankos technologija naudojasi, bet kartais Stambule atsitinka taip, kad tu papuoli į papildomą patikrą. Vat jeigu tu skrendi tranzitu, būna, kad tave praleidžia pro tokias duris, jeigu čia skraido, tikriausiai jums taip yra buvę. Arba pataikai į didelę eilę žmonių su labai daug nervų, nes visi vėluoja į lėktuvus ir tada tu ten turi vėl viską išsikrauti, susikrauti. Matys, kad žmonės ten skubėdami daug visko palieka. Tai ir man šį kartą atsitiko, bet man nėra streso, nes aš turiu 2 valandas iki sekančių skrydžių. Tai aš visai neskubėdamas, viską iškroviau, niekas nepipsėjo, neskambėjo, jokių vandenų nebuvau pristėjęs, kaip čia dauguma. Nes aš suprantu, kad galbūt dalis oro uostų nėra tokie čia akylūs. Ir prieš mane skrido iš Kazachstano žmonės. Tai faktas, kad turėjo vandens buteliukų, turėjo kažkokių uogienių prisidėję daugiau mililitrų. Tai reiškia, jie praėjo oro uosto apsaugą tenai ir jos nesižiūrėjo. Nepavyko man Azerbaidžane nupirkti žmonai lauktuvių, kosmetikos, kuri buvo užsakyta,
pasistengsiu nupirkti viską čia. Ir neįsiu į Business Lounge, taip nusprendžiau. Vat tenai į viršų neįsiu. O eisiu iš tikrųjų kokią nors kavinę. Tokia geresnė. Pramiegojau lėktuvę visą skrydį beveik pramiegojau. Man čia buvo geras prisiminimas, kaip anksčiau aš skrisdavau iš Stambulo. Turėjau gyvenime savo gyvenimo etapą 2090, kada dirbau Stambule. Skraidydavau lėktuvu ir praktiškai visą laiką pramiegodavau maitinimą. Tai taip ir dabar, žinokit. Atsisėdau, įsitaisiau, gavau paduškėlę, užmerkiau akytes ir prabudau jau kai rinko padėktus, kaip ir anksčiau. Viskas, einu ieškoti žmonai lauktuvių. Nu va, sveiki, kaip ryte atvykę į mano šventę. Švenčių gyvenimą. Švenčių gyvenimą, jungiuosi prie YouTube studio. Tai žiūrėkit, aprašas ready. Tai bus naujos laidos, tai parodysiu dar, kaip atrodys coveris. Coverį ne aš dariau, Artūras darė. Motyvuotas coverių darytojas. Bet šiaip labai gražiai daro jisai. Vat bus tokia. Nu bus, jau jinai yra. Kai šitą video mato, tai jau jinai yra išėjus ir jau galite ją matyti. Tai reiškia, įkelia vaikinukai sumontavę iš studijos, įkelia man video. Tada aš kartu su Guoda, mergina, kuri padeda, redaktuoja man tekstus, padarom aprašą ir tada Artūras sukuria video. Matot, kiek daug žmonių dalyvauja. Nu, maždaug kem minučių užtrunka visas tas procesas nuo A iki Z, bet aš jį padarysiu. Tai atšvenčiu šitą šventę. Čia jau bus nemažai man pinigėlių, bet labai norėjau salotų, daržovyčių. Ir neėjau Business Lounge, nes Business Lounge yra vienintelis dėlis pliusas. Ten internetas gaunasi 2 valandas, o gal net 4, man atrodo, nes oro uoste gauni tik tai savo pasų nuskanavęs, gauni tik tai valandai laiko, nes Turkijoje internetas yra žiauriai brangus, jis yra labai prastas ir už tai tu stengiasi taupyti tas valandas. Tai aš irgi čia jau, kai viską nupirkau, atsisėdau, tik tada prisijungiau prie to valandinio interneto ir jau buvau viską beveik surašęs tam, kad tik tai man užtektų laiko jo sukelti, nes video išeina mano visą laiką 11 valandą sekmadieniais, tai aš noriu, kad jau viskas būtų iki to laiko padaryti. Nu, taip ir turėtų būti. Tai ką, skanaus man, gero žiūrėjimo jums ir susitiksim už sekundės. Stambulo oro uostas, aišku, toks pasaulio centras. Bet kaip jie numatė, tai kaip taip sustrategavo, kad pastatė tokio didžio oro uostą, nes kai aš skraidžiau iš čia 2090, tai buvo toks paprastas tarybų laikus primenantis mažytis oro uostas, kur buvo vienas McDonald's viršui, kaip dabar gerai atsimenu, ir daug pilkų zonų, tokių pavojingų, kur gali atimti iš tavęs viską, nuo pinigų iki garbės. Ir dabar čia toks pasaulio centras, žmonės su visokiais iššūkiais, tikslais, piniginėm keliauja. Tiesiog aš pergyvenu, kad aš irgi praleidžiu tas galimybės, kad aš dabar nežinau, kas tas aktualumas, nes tas Azerbaidžanas pasibaigs karas, susitars ir pasibaigs visos mūsų investicijos ir visi tie dalykai paraleliniam keliui. Vėl toliau važiuos mašinos kaip važiavo ir va tie skraidimai, energijos visas indėlis, tai bus šuniu ant uodegos. Bet, žinai, gal ne visiems. Aš tikiu, kad yra daug tokių šalių, miestų, kur statė tokio didžio oro uostus ir jiem nepavyko. Nes Azerbaidžaną tai jisai labai puikus, jisai iš marmuro, jisai yra toks paprastas ir mažas. O čia, bračiai, ne. Ir ypač tą mūsų F pusę, F kaimą. Parašykit komentaruose, kas esat buvę F terminale, čia visai kaimas. Nors, kaip aš ir sakiau, kartais būna taip, kad čia tave įleidžia, tau nereikia eiti aplinkui per tą visą papildomą patikrą, o tave įleidžia per čia ir tu iš karto čia patenki. Tai va, dabar surasti lėktuvą, svarbu, kad jisai nevėluotų ir grįžti į savo mylimųjų glėbius. Lietuvos oro uostas smarkiai remontuojasi ir ne tik tą terminalą dabar dasistatė išvykimas, bet ir čia. Tai yra tas centrinis parkingas visas išardytas, tai irgi prisidėkit savo laiko, nes užtrunka, kol čia apibėgi ratu. Čia suprantu, kad bus tikriausiai greičiausiai ateityje naujos rankovės, nauji lėktuvai čia galės prisišvartuoti. Bet šiuo metu tai čia tiesiog užeini, eini va tuo metaliniu koridoriu. Va, tenai ir viskas. Labą dieną! Labą dieną! Kas čia atvažiavo pasint manęs? Labas, žmaitėma. Nu, ir jūs bučiai. Bučkai jūs mano, tai viskas, grįžau į šeimą, ačiū, kad žiūrėjot, tikiuosi šitas ekstra jums vlogas patiko iš Azerbaidžano ir iš mano beveik vienos paros pavogtos iš šeimos. Iki kito karto, iki.